NATO taryba, nuolatinė taryba, noriu pabrėžti, tai yra faktinė NATO vyriausybė. Galbūt ne visi tai supranta, bet iš tikrųjų ambasadoriai posėdžiauja nuolat, jeigu reikia ir naktį, ir jie sprendžia visus alijanso karinius, finansinius, operacinius klausimus. Aišku, vadovauja tai šalių vadovai ir jie susirenka į summitus, bet nuolat, kiekvieną dieną vyksta tas darbas. Tai todėl NATO taryba paprastai labai, jeigu keliauja, tai keliauja paprastai į pratybų vietas, galbūt į operacijų vietas, kartais važiuoja į partnerių šalis, labai retai, sakyčiau, važiuoja į šalis narės. Tai šiuo požiūriu čia tikrai išskirtinis įvykis ir jisai vertintinas galbūt ir politiniam kontekste kaip ženklas regionui, pasauliui, sakyčiau, be abejo ir Lietuvai, kalbant apie finišo tiesiąją prieš Varšuvos viršūnių susitikimą, kalbant apie tai, kokie svarbus susitarimai laukia ir kokie svarbus darbai įgyvendinant pasirengimo veiksmų planą, alijanso adaptaciją, sprendimų priėmimo mechanizmą glūdinant, beje, po neseniai vykusių krizių valdymo pratybų paaiškėjo galbūt ir tos papildomos užduotis, ką mes turime atlikti. Taip, kad pats laikas, momentas atvykimo tikrai labai reikšmingas ir todėl manau, kad mes tą vizitą išnaudosim, aišku, kalbėdami ne tik apie Lietuvos reikalus, bet ir apie alijanso užduotis, apie mūsų bendradarbiavimą ir manau, kad tas atvykimas iš tikrųjų bus svarbus irgi pasirengimo etapas Varšuvos viršūnių susitikimui.